Labas, mes su Alanu labai džiaugiamės jums pristatydami antrosios savaitės penktadienį. Tai yra treniruotė siaučiam. Treniruotė susideda iš 3 sudedamųjų dalių, tai yra pirmoji pramankšta, antroji pagrindinė treniruotės dalis ir trečioji atsipalaidavimas, prastempimas. Pirmoji dalis – pramankšta, dinaminis tempimas ir sąnarių apšildymas. Kiekvieną pratimą jūs kartosite po 12 kartų. Mes pradedam nuo čiurnų, sukam vieną čiurną, kitą čiurną, sukam keliai, kurie yra pastatyti plačiai į vieną, į kitą pusę. Tada mes judinam klubus į vieną pusę ir į kitą pusę. Tada rankų mostai, liemuo, išsisuka per liemenį, sukatės, mosikuojat rankom į vieną pusę, į kitą pusę, tiesiom rankom. Tada pirštų galai pasiekiami, bet žvilgsnis žiūrit į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu, iškvėpėt į vieną pusę, iškvėpėt į kitą pusę. Prasibėgat vietoj, kojos bėga vietoj, viena ranka tiesiai. Per peties sąnarį sukat vieną ranką į vieną pusę, į kitą pusę ir paskui pakeičiat rankas po 12 kartų. Tada sukate rankas į priekį, sukate rankas abidvi atgal, kojas plačiai, paliečiat klubus, paliečiat žemę, paliečiat klubų žemę ir į viršų. Visą tai jūs darote kvėpuodami. Sukate mažą ratelį, viršutinę kūno dalį išsukat, taip. Jau jūsų klubai nebetiek juda. Ir leidžiate žemyn į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Jūs pripumpuojat kraujo į liemenį, taip. Dabar labai platų, gražų ratą prasisukdami ir nugarą prasitempėt, ir kojas prasitempėt į vieną pusę. Tada keliaujate į kitą pusę. Po 6 pakartojimus į vieną pusę ir į kitą pusę. Gerai, apšildomi riešai. Tada pečiai į priekį, pečiai atgal, prasisukam vieną kitą. Ir pabaigai dar prasisukat kaklą į vieną pusę, į kitą pusę, užlaikot šiek tiek, palaikot, galite į vieną pusę į viršų, į kitą pusę į viršų, į vieną pusę palaikot, į kitą pusę palaikot. Labai gerai. Ir į viršų, ir žemyn. Jūsų sąnariai apšildyti. Kiekvieną pratimą, kurį jūs šiandien darysite treniruotėje, mes padarysim jo palengvintą versiją po 30 sekundžių kiekvieną pratimą, kad apšildyti raumenis. Pirmasis pratimas yra paprasti pritūpimai su pasistebimu. Važiuojam, Alanai, ir pasistebiu. Rankos keliauja gražiai atgal, įtempdami visus raumenis. Antrasis pratimas – tiesiog paprasti pritūpimai. Vėlgi, lygiai tas pats. Galima tiesti rankas, galima jas sulenktas laikyti ir, kadangi mes apšilinėjom, darom lengviau. Kitas pratimas yra bėgimas, remiantis rankomis į žemę, arba tai vadinamasis mountain climberis. Jūs gražiai, ramiai, lėtai vaikštot. Ir sekantis pratimas yra meškutės. Jūs judate pirmyn, atgal. Gražiai keičiate kojas, rankas ir kvėpuojate. Tokiu būdu apšylat. Kitas pratimas yra čiuožėjo pratimas. Alanas rodo, kaip jį daryti gražiai, kokybiškai. Akcentuokit rankų darbą ir pasižiūrėkit, kaip kojų darbas vyksta. Kitas pratimas – tai šoniniai įtūpstai. Alanas parodo, kaip tai atrodo. Į vieną pusę, gražiai, niekur neskubat, nusileidžiat, pritupėt žemai ir kylat į viršų. Puiku. Kitas pratimas – burokai. Važiuojam. Burokai keliauja pirmoje eilėje, keliauja rankos ant žemės. Tada grįžta kojos, atsistoju, pasistebiu. Vėl žemyn rankos pirmoje eilėje. Kojos, atsistoju, rankos į viršų, pasistebiu. Kitas pratimas, vėl meškutės kaip netikėta, bet šį kartą ne pirmyn atgal, o mes darom jas į šonus. Taigi, pradžia eina viena pusė ir kita pusė. Ir kitas pratimas, tai yra įtūpstai su šuoliu. Taigi Alanas pademonstruos, kaip tai atrodo, ir jisai šuolio nedaro, nes tai yra apšilimas ir jūs darote palengvintą šio pratimo versiją. Nepamirškit pakelti rankų. Kitas pratimas, tai yra įtūpstas su žingsneliu į priekį. Taigi, atsistoja tiesiai, dedat koją pirmyn, keliat į viršų lygiai tokia pačia trajektorija, kaip ir jinai pakilo. Nusileidžiu gražiai minkštai, kontroliuoju savo kūną. Kiekvieną iš šių pratimų atliekate po 30 sekundžių ir jūsų apšilimas baigtas. Mes keliaujame į pagrindinę treniruotės dalį. Kadangi per apšilimą susipažinote su visais pratimais,
tai neturėtų būti labai sunku juos prisiminti darant pagrindinę treniruotės dalį. Iš ko susideda pati stipruotė? Jūs turėsite porą pratimų, kurių vieną darysite 20 sekundžių, kitą darysite 20 sekundžių. Ir taip, be sustojimo jūs darysite 2 minutės. Per tą laiką aš norėčiau ir Alanas norėtų, kad jūs prasuktumėt vieno pratimo 3 ratus ir kito pratimo 3 ratus. Bet ką jums reikės daryti, tai jums reikės tik 20 sekundžių daryti vieną pratimą ir 20 sekundžių kitą. Daugiau nieko. Pirmasis blokas yra pritupimai su šuoliu ir kitas pratimas pritupimai. Alanas daro 20 sekundžių pritupimų su šuoliu. Jeigu tai yra per sunku, jisai daro pasistiebdamas ir iš karto jisai daro kitą porą pratimų, kurią daro irgi 20 sekundžių, bet jisai daro paprastus pritupimus be šuolių. Jeigu lengviau, jis nesisėda taip žemai. Antrasis blokas, vėlgi pora pratimų, tai yra bėgimai remiantis rankomis į žemę arba taip vadinamieji mountain climbers. Alanas daro greitai, jeigu norisi lengviau, galima padaryti šiek tiek lėčiau ir lengviau. Ir kitas pratimas iš karto, 20 sekundžių, kurį darysit, tai yra meškutės pirmyn, 2 meškutės atgal. Meškutės pirmyn, meškutės atgal. Jeigu norite greičiau ar sunkiau, jūs galite tiesiog šiek tiek greičiau tai daryti pirmyn, šiek tiek greičiau daryti atgal. Trečiasis blokas ir trečioji pora pratimų. Tai yra čiuožėjas. Taip, Alanas daro su šuoliais, daro gražiai, rankų judesys, kaip palengvintai, galima tiesiog žygiuoti. Antroji pora tai yra įtūpstai į šonus. Nepamirškite ištiesti kojos ir sėdmenis pastatyti atgal. Labai gerai. Šaunuoliai, jums puikiai sekasi. Kita pora pratimų tai yra burokai, kuriuos dabar Alanas pademonstruos. Jisai šoka atgal, šoka į viršų, spėja nusileisti ant sulenktų kojų. Kaip padaryti lengviau? Tiesiog vaikštau, pasistebiu. Vaikštau, pasistebiu. Kitas pratimas yra meškutės, kurias jūs darote vaikščiodami į šoną. Tai yra į vieną šoną ir į kitą šoną. Jūs galite daryti lėčiau, jūs galite daryti greičiau. Kaip jūs jaučiatės, taip ir darot. Šaunuoliai. Dirbam toliau. Kita pora pratimų tai yra įtūpstai su šuoliu. Kai jūs šokate į viršų, keliate rankas į viršų. Spėjate sukeisti kojas gražiai, taisyklingai. Ir kitas pratimas tai yra jūsų įtūpstas su žingsneliu į priekį. Taigi Alanas dabar parodys, jūs žengiat į priekį, grįžtat atgal. Žengiat į priekį ir tokia pačia trajektorija keliat koją atgal. Nepamirštat rankų, nepamirštat kvėpuoti. Tai štai jūsų treniruotė siaučiam yra baigta. Sveikiname su tuo. Dabar keliaujam į prasitampimą, atsikvėpimą. O atsikvėpimui mes darysim 5 pratimus, kuriuos dabar Alanas pademonstruos. Tai pirmasis pratimas jūsų yra vaiko poza. Jūs atsisėdat, žemyn, ištempėt pečius, pirštai žiūri į patį priekį. Nugara tiesi, dar galima šiek tiek žemiau nusileisti, atsisėsti ant kulnų ir tokiu būdu įsitempia viskas. Ir kojos, ir pėdas tempėt, ir pečių juosta, rankos. Gerai? Antrasis jūsų pratimas yra kobra. Jūs leidžiatės žemyn, išsirečiat ir keliaujate į kobrą. Jūsų tikslas yra, kad klubai jūsų keliautų žemyn, spausti klubus prie žemės, rankos tiesios, graži pozicija, išsilenkusi nugara, kojos ant žemės, pirštų galai užlenkti guli šitokioje pozicijoje. Gerai, tai trečiasis pratimas yra šuns poza. Jūsų kulnai padėti ant žemės, kojos tiesios, sėdmenys rodo į viršų, pečius spaudžiat į vidų, rankų pagalba, jeigu pavyksta, atsistumėt nuo žemės, kad dar labiau pakiltų jūsų klubai į viršų. Kojos išsitęsia ir jaučiasi tempimas visose šitose srityse. Paskutinis pratimas, kurį jūs padarysite, tai yra įkvėpimai, iškvėpimai. Jūs įkvėpėt iš gilaus pritūpimo ir iškvėpėt. Vėl įkvėpėt ir iškvėpėt. Tokį pakartojat, kiek kartų jums norisi. Mūsų rekomendacija yra porą, 3 kartų.